Na, rinktinė sužaidė jau beveik rungtynių pusė pasiruošimo etapo, kaip vertinate jo žaidimą ir galbūt kažkas nustebino? Rinktinė žaidimas iš ties palieka gerą įspūdį, netgi tik galvojau, kad rinktinė atrodys prasčiau. Manau, yra dėl to, kad turbūt beveik visi krepšininkai baigę sezoną sportavo individualiai ir atrodo švieži fiziškai ir kamuolys nekrinta iš rankų po fizinio rengimo pratybų visų. Tai ir kitas dalykas dar man krinta akis, kad kontrolinėse rungtynėse Kazlauskas kiek pakeitė savo filosofiją ir leidžia žaidėjam tikrai daugiau improvizuoti, suteikia daugiau laisvės, ko anksčiau nematydavom. Bet neaišku, kai bus per oficialias Europos čempionato rungtynes. Man toks dabar, kuris yra žaidimo stilius daug priimtinesnis, matome daugiau greito žaidimo, matome daugiau greitų atakų, tarpu anksčiau per ankstesnius Europos pasaulio čempionatus vadovavom Kazlauskui, matydavome tokį daugiau lėtą akademišką krepšinį, paremtą daugiausia pozicinių puolimų. Na, rinktinė sužaidė dar tik vienas rungtynes su Jonu Valančiūnu, turbūt sunku vertinti jo žaidimą, reikia laiko pristaikyti, tačiau vis dėlto su Jonu ir be Jono, kaip čia gali būti rinktiniai? Aš manau, kad be jokios abejonės Valančiūnas yra ir bus turbūt pagrindinis žmogus komandai, ne tik kad pagrindinis vidurio puolėjas, tai ir jam jau neturėtų kilti problemų prisiderinti prie europietiško krepšinio. Ne pirmą kartą jis čia žais Europoje ir atstovaudamas rinktiniai. Na ir tikrai Valančiūnas kiek patobulėjo Amerikoje. Pirmiausia pagerino kovą dėl atšokusių kamuolių, pagerino apgaulingų judesių arsenalą žaisdamas į krepšį. Vis dar silpna vieta išlieka metimas iš vidutinio nuotolio. Kita vertus, būnant tokio amžiaus labai sunku kažkiek pakeisti metimo techniką, bet galbūt tą pavyks Jonui padaryti. Tai, na, klausit, kaip būtų be Valančiūno, manau, tikrai turime pajėgių vidurio puolėjų. Antanas Kavaliauskas pasitempė. Netgi pradėjo žaisti savo geriausią krepšinį karjeroje, jau būdamas apie 30 metų. Ir kas krenta akis, kad labai padaugėjo žaidime sportinio fikčio agresyvumo puolime. Kažkaip anksčiau retokai imdavosi iniciatyvos, dabar labai dažnai žaidžia vienas prieš vieną, nežinau, čia sutapimas ar ne. Ir prie Virginijaus Šeškaus jis taip patobulėjo šiuo aspektu, galbūt šiek treneris ir jį perlaužė. Va, tai aišku, vis dar Robertas Javtokas naudingas, bet aišku, jo karjera artėja į pabaigą. Aišku, matome, Robertas yra sulėtėjęs, tačiau ir gynyboje labai geras, ypač komandinėje gynyboje. Labai gerai skaito žaidimą, kamšo gynybos skylės. Na, apie Gudaitį, aišku, gaila Gudaičio, kuris tikriausiai nepateks į rinktinės. Matome, sunkiuoju puolėju galbūt kiek ir sudėtinga jam žaisti. Tai manau, kad ir su Valančiūnu rinktinė tikrai stipresnė. Na, tuoj paaiškės tie žaidėjai, kurie turės palikti rinktinę, bent jau 3. Kaip manote, jie kas gali būti? Ne, tai beveik nėra abejonių, kad bus Roko Giedraičio, tai ir ateities žaidėjas, turi didžiulį potencialą. Na ir dabar jisai nepakenktų, manau, rinktiniai, tačiau yra nemaža konkurencija jo pozicijai. Va, ir tikriausiai paliks Marius Rumkauskas, nors jau patyrė žaidėjas, bet tokiame lygyje nėra rungtyniavęs ir atrodo, kad jis dar kiek susikaustęs. Laisvas dažnai nepataiko, nors yra puikus metikas. Na, trečias žaidėjas tikriausiai bus Gudaitis.
Vien dėl to, jog negali sau leisti rinktinė tokios prabangos vežtis 4 vidurio puolėjus, kai šiuolaikinėme krepšinėje dabar komanda žaidžia žemų penketų arba su judriais vidurio puolėjais, tai tikrai su tokiais 4 aukštais žmonėm ten būtų savižudybė. O aišku, bet manau, Gudaitis po metų kitų tikrai turėtų atsidurti rinktinėje, Javtokas turėtų greitai baigti karjerą. Na, dar spėju, kad Deividas Gailius gali nepatekti į 12-tuką, nes jo pozicijoje yra Mindaugas Kuzminskas ir Jonas Mačiulis. Na, Deividas Gailius už juos yra geresnis metikas, silpnokai, galbūt silpniausiai iš visų 3 ginasi. Na ir turbūt Kazlauskas tikriausiai spėju, kad jo gali nepasirinkti. Na ir manau, kad dar vyks viena kova į 3 pozicijas, tai arba liks arba Lekavičius, arba Juškevičius, arba Janavičius. Kol kas tikrai stulbina savo drąsių žaidimų Lekavičius. Tai visiškai bebaimį žaidėjas, labai tvirtas psichologiškai. Tačiau netgi nors daug jaunesnis, bet psichologiškai stipresnis ir už Juškevičių ir už Janavičių. Tik aišku, jo gali būti problema ūgis, bet jis kompensuoja savo gynyboje kibumu, savo greičiu. Na, Janavičius šių visų 3 gynėjų žaidėjų geriausiai gynasi, bet tikrai labai prastas metimas iš distancijos ir žaidėjai tai yra didelė silpnybė. O Lekavičius ir Juškevičius, aišku, yra kur kas geresni metikai, bet, sakiau, Juškevičiaus problema labai silpna gynyba 1-1, tai aš manau, kad galbūt Kazlauskas rinksis tarp Lekavičiaus ir Janavičiaus. Dar laukia nemažai kontrolinių rungtynių, tai nedrįstu kol kas spėlioti, ką treneris pasirinks. Na, šie 3 krepšininkai žais ir sekančiais metais Žalgirį ir Lietuvos Rytą. Šios komandos jau pilnai susikomplektavo ir galima daryti pirmas išvadas apie žaidėjų selekcijas. Kur Žalgirio pliusai, kur jo minusai? Na taip, jei kalbėtume apie Žalgirį, manau, yra būt komplektavimo klaidų, galbūt tai ir ne klaidos, o viskas remiasi į biudžetą. Kaip žinom, Žalgirį reikia dar atidavinėti senas skolas, tai krinta į akis vidurio puolėjo pozicija, pasitraukus Gudaičiui. Pagrindinis vidurio puolėjas Robertas Javtokas, žinome, jau tikras veteranas, nors tvirtas gynybos ramstis, bet Robertas, kaip minėjau, tikrai yra sulėtėjęs ir gali būti problemų ir su ištverme. Na, o antro tikro vidurio puolėjo apskritai nėra. Naujasis australų pirkinys Motumas tikrai yra sunkusis kraštas ir jis vidurio puolėjai nugarą į krepšį žaidžia silpnai. Tikrai jisai abejoju ir vidurio puolėjo pozicijoje galėtų efektyviai rungtyniauti. Kita vertus, kaip matom, pastaruoju metu ir Europoje, ir NBA, žinai, komanda žaidžia 2 sunkiaisiais puolėjais, be tipiško vidurio puolėjo, tada galima efektyviai gintis prieš varžovų pick and rollą. Taip kad čia yra įvairių variantų. Ir aišku, dar viena silpnybė lengvojo krašto puolėjo pozicija. Iš esmės tik Lipkevičius ir Ulanovas yra toje pozicijoje, tačiau, žinau, ir Martynas Pocius kartais gali pažaisti trečiuoju numerį. Aišku, tada jam galbūt kiltų gynyboje problemų dėl mažesnio ūgio, didelė tikimybė, kad tiesioginis oponentas būtų aukštesnis. Na, sakyčiau, kad Žalgirio komplektavimas nėra prastas, bet nėra ir labai geras.
Va, o jeigu kalbėtume apie Lietuvos Rytą, aišku, džiugu, jog dominuoja lietuviai, tik vienas užsienietis, argentinietis Laprovitola. Labai sumanus, kūrybingas, kūriantis žaidėjas. Galbūt toks labiau tipiškas žaidėjas, ne tas, kuris labai greitas, kuris drasko prasiveržimais varžovo gynybą, bet tas, kuris kūrė puolimą, gali improvizuoti. Na ir Rytas tikrai nustebino, galbūt komanda surado daugiau pinigų, nes tikrai, manau, brangų žaidėjai yra ir Deividas Gailius, ir Marius Runkauskas. Puikus pasirinkimas Rokas Giedraitis, kuris tikrai yra super sniperis, galbūt ateityje bus tokio kalibro kaip Macijauskas, kaip Gecevičius ar kaip Milaknis. Tai žaidėjas ne tik metikas, tarkim, kaip Gecevičius, kuris jo tikrai prastas pirmas žingsnis, trūksta jam staigumo, tapo Rokas Giedraitis, žinai, žaidžia kaip trečias numeris, yra tikrai gana greitas, judrus, mobilus. Na, Julius Jucikas, manau, jis labai vėlai pradėjo žaisti krepšinį, anksčiau buvo netgi disko metikas, bet tikrai padarė per trejetą metų stulbinamą pažangą. Prastai tokie žaidėjai, kurie vėlai pradeda žaisti krepšinį, labai trūksta technikos, tačiau Julius Jucikas tikrai labai pagerino žaidimą nugarą į krepšį. Mačiau tikrai daug Šiaulių rungtynių, tik tai aišku jam gali būti sunku, kai vidurio puolėjo pozicijoje ir Kavaliauskas ir Gudaitis. Tik bijau, kad jam gali neatsirasti daug žaidimo minučių ir gali tekti skolinti šį žaidėją, nebent Gudaitis sunkio krašto puolėjo pozicijoje adaptuotųsi ir galėtų atnešti naudos komandai rungtyniaudamas sunkiuoju puolėju. Taip kad ir, aišku, Gudaičio paėmimas visus priblaškė. Gudaitis irgi labai sustiprėjo fiziškai ir tapo drąsesnis ir, žodžiu, aišku, jo trūkumas technikos stygius, pat žaidžiant nugarą į krepšį. Tai aš netgi, sakyčiau, ryto komplektavimą vertinu šiek tiek geriau, bet kaip jau parodė praėjęs LKL sezonas, kad buvo komandos panašaus lygio, Žalgiris laimėjo seriją 4-0, na, žalgiriečiai turi tokį jau dauguma jų tokį nugalėtojo mentalitetą, ko negalima pasakyti apie daugumą Lietuvos Ryto krepšininkų.